Sveiki žiūrovai, su jumis šiandien Aiva ir šiandien imtynių istorijos. Taigi istorijos tokios, NBA krepšininkai, WWE ringe ir ne tik WWE ringe. Tai gero žiūrėjimo, kitoks intro ir aš klišas, nes Aunylas, na. Jo, klišai. Tai va, šiandien toksai biški kitoks intro negu buvo, tai jo, aš klišas nepataikau, nes buvau užsidėjęs Šekilo Anylo maikę. Visai klišas, tai jam galima, žinai. Bet va, apie krepšininkus, kurie dalyvavo imtynėse WWE, WCW, tai viso to pradžia buvo Dennis Rodmanas. Tai kas buvo Dennis Rodmanas? Rodmanas buvo džiauriai trenktas toksai krepšininkas, bet jam patiko imtynės. Ir sezono metu, kai jisai dar žaidė už Bullsus, kai Bullsai turėjo Jordaną, Pippeną ir jisai, The Original Big Three, jisai nuvarė į eventą vietoj to, kad nuvarytų tenais į treniruotę ar kažkas tokio. Ir Bullsam, aišku, tai labai nepatiko, bet, jisai kažką suderino, kad baigsis sezonas, gali varyti tenais imtyniauti, bet krepšinis pirmą, žinai. Tai jisai kažkaip sutiko, nors čia tas pats žmogus, kuris to iš Šiaurės Korėją nuvarė, yra Kim Jong-uno geriausias draugelis. Tai va, Rodmanas WCW pasirodė ir iš karto prisijungė prie NWO, kas Hulk Hogano ta frakcija didžiulė buvo. Ir toksai, kažką reikia dabar daryti su Rodmanu, mes Rodmaną turim. Tai va, Eric Bischoffas toksai pagalvoja, blema, turim Rodmaną. Šiaip, Bullsai prieš Džiazus 2 metus iš eilės finaluose susitiko. Davai, jeigu iš Džiazų paimsim krepšininką, kokį Karl Malone'ą. Ir jisai pasirašė. Ir toksai, okei, mes turim 2 krepšininkus, mums reikia padaryti mečą, 1-1, kad tipo būtų. Bet jie nemoka wrestling. Davai, duodam jiem porininkus. Tai Malone'as gavo DDP, Diamond Dallas Page, the guy who created RKO, basically. Ir Dennis, aišku, gavo Hoganą. That doesn't work for me, brother. Yeah. Rest in peace. Pagrinde mečas vyko tenais jau po NBA sezono metu ir tai buvo Bash at the Beach WCW renginiai. Tai pagrinde buvo tas tag teamas, aišku, laimėjo blogiečiai, Hoganas neprapis kažkokiam lemba Karl Malone ir DDP. That doesn't work for him, brother. So Dennis Rodmanas gavo pergalę ir Karl Malone'as vėl prapiso. Kažkaip ironiška, ne? Kokia buvo nauda iš to? Nauda WCW žiauriai didelė buvo. Pagrinde, kai jie dar kariavo su WWE, bet jau ėjo link toksai kaip, į pabaigą, sakyčiau, nes WCW jau po biškį prapisinėt pradėjo. Taip pabūstino jų reitingus, bet, pasivyt WWE visgi nepaėjo ir vis tiek WCW po to momento krito žemyn. Bet tai parodė, kad NBA krepšininkai gali pasirodyti ringe, nes kiek visi žiūrėjo, tenais tas mečas, dabar primeskim, kai buvo Jelly Rollas, apie Travis Scottą gal nekalbam, nes tai nesiskaitė, bet visai plius minus kaip Jelly Rollas pasirodė, tiek viens, tiek kitas. Tai overall, tai atidarė kaip įžymybėm kitų profesijų sportininkam duris į WWE, nors vieną kokį mečą ar kažką tokio padaryti. Tik tai, kad NBA tas labai nepatiko, nes NBA tiesiog nekentė Dennis Rodmaną. Rodmanas buvo labai toksai, biški trenkta galva. Bet jisai ką gerai darė, jisai atsikovodavo kamuolius. Jis daugiau nieko nereikėjo jam daryti. Atsikovoji kamuolį, atiduodi kamuolį Jordanui, laimi 3 žiedus iš eilės. Dar prieš tai Jordanas 3 iš eilės laimėjo. Bet, man atrodo, Rodmanas tik tai antram tripytę buvo prisijungęs. Anyways, tada techniškai trečias, nes Karl Malone'as irgi čia apžiūrėjau 2. Trečias buvo Šekas. Tai Šekas buvo kelis kartus netgi. Jis turėjo, kiek pamenu, ar tai kova, ar tai ten buvo Battle Royale, dabar tiksliai nepamenu, bet aš pamenu tą vaizdą, kad Šekas, ar tai WrestleMania ir kuo ateina į ringą, ir vienoje pusėje Šekas, vienoje Big Show, ir visi kiti, ten buvo Battle Royale'as, ir visi kiti tokie ablė. Tai jie turėjo tokį kaip 1-1 kovelę, bet man atrodo išmetė Šeką ir toksai Big Show išmetė Šeką ir Šekas po to WWE kaip ir nepasirodė.
Jo, bet Šekas su imtynėm nebaigė, nes 21 metais jisai pasirodė ir AEW. Jis turėjo tada tag team kovą ir aš kiek pamenu, buvo matchas jisai su Jade Cargill, nu dabar turim WWE. Ir buvo prieš Cody Rhodesą ir kažkokią paną, kurios vardo nepamenu. Aš nemanau, kad buvo Codžio žmona, bet reikės dar post-edite pasižiūrėt. Tai Future Me, įdėk čia kas buvo jo Codžio tag team partnerė. Ir kiek pamenu, matchas buvo toksai kaip su stalais, kažkas tokio blemba. Sukėlė AEW tokį kaip hype labiau, tipo žmonės labiau sužinojo. Ir AEW, man atrodo, tenais tokia partnerystę turėjo su networku, TNT networku, va. Todėl jie tipo galėjo sureikšti tokį match. Aišku, Šekas šiandien biškis senesnis negu WWE buvo pasirodęs, bet visai saldžiai atrodė kaip Big Show koksai. Ir jeigu aš gerai pamenu, Šekas per stalą tenai skrydo ir tipo atsijungė. Jo, man atrodo, ar tai Codis, ar kažkaip jį nustumė nuo ringo ir jisai krito ant stalo. Dabar įdėsiu klipuką, jeigu įrasiu. Jeigu nerasiu, vadinasi, aš meluoju. One single knee lift by Shaq. Drop Cody. Uh-oh. Oh my God. Oh! Big swing and a miss, and Cody with the poke of the eyes. Now Cody. Cody on the top. Oh my God. What's going on, but take a look. Shaq is out. Shaq is out, and I believe. Be visų šitų legendų, dar turėjom pernai ir tai šiemet tokį kaip WWE, nenorėdama to, nuspėjo NBA East Conference finalus. Nu, taip pačianais ten serijos, kas nežiūri kažką. Pagrinde buvo prieš metus kažkas tokio pasirodęs Tyrese Halliburtonas ir Jalen Brunsonas. Ir jie tokie, nu, buvo jie New York'e, Madison Square Garden'e ir, aišku, Brunsonas buvo babyface'as. Tuo tarpu Tyrese'as buvo heelas ir jisai padėjo ten Logan Paul'ui. O Jalen Brunsonas, aš dabar tiksliai nepamenu už ką, man gal koks LA Knight'as, gal kažkas tokio. Bet, nu, Tyrese'as padėjo Loganui laimėti, jis davė tuos kastetus ar kažkas tokio. Ir eidamas jisai tenais iš ringo, jis sako, tipo, kitą kartą, kai aš čia pasirodysiu, jūs visi tenais verksit kažkas tokio. It's the brass knuckles, Wade! That's brass on stick. Game over. Wait a second. Jalen Brunson we're gonna get... Oh no! Get here! Ir kitą kartą, kai jis pasirodė, nu, ne pirmą, bet jie susitiko finale ir tas WWE beefas persimetė in real life, kai jie 1-1 varo, tipo krepšinių serijoje iki 7 žaidimų. Iki 4 pergalių pagrindų, ja. Tyrese'as laimėjo, bet po tos pergalės Tyrese'ui lūžo koja NBA finaluose ir Thunderis pasiėmė pergalę. Bet ką parodo, kad šiais laikais irgi WWE su NBA gali tokį kaip kolabą daryti. Ir, nu, pinigų tiek vieniem, tiek kitiem atneš. Aišku, pasakykit jų žiūrovai, ar norėtumėt pamatyti daugiau tokių kaip atletų, o ne įžymybių. Pasirodytų, pavyzdžiui, ringe, nu, tuos special matchus turėtų atletai NBA tenais, futbolo kokie žaidėjai, amerikietiško futbolo žaidėjai, ar kokie aktoriai, singeriai kaip Travis Scottas, kuris, nu, ten šiaip labai daug triukšmo buvo sukėlęs, bet konkrečiai dar nieks nėra įvardyta, bet pamatysit po metų kažkur mes viską žinosim, kas buvo su Travis Scott. Anyways, krypstam į temos. Ačiū, kad žiūrėjo čia keistoką tokią seriją. Biški užsidelė šią mūsų imtynių istorijos epizodai dėl laiko trūkumo, asmeninis gyvenimas, galima pasakyti taip. Bet dėkui, kad žiūrit. Parašykit komentarą, jeigu kažką praleidau, ar kažkur buvau neteisus. Ir kokią kitokią bent jau istoriją girdėjot ar norėtumėt išgirsti. Tai iki kito karto, su jumis Aiva Imtynių klubas ir bye bye.